Čia vienas klausimas po politinės paskaitėlės buvo man, kad pradėjo, tai kokias mano pažiūros, kokiu čia aš totalitarizmu pasitikiu, kad vienu žodžiu mes turim džiaugtis, kad mes dabar esam Europos Sąjungai, vakarų tautų bendryjai, mes įsiliejam ir panašiai, ir čia labai aukštas lygis ir taip toliau. Aš pagal pažiūras esu tautininkas. Užkietėjęs tautininkas, tautininkiškų pažiūrų. Ir euroskeptikas. Ir aš manau, kad aukščiausia, kaip sakė amžinatilsį Romualdas Ozolas, vienas iš Sąjūdžio lyderių, sakydavo, aukščiausia žmonijos civilizacijos forma būtent yra tautinė valstybė. Mes Europos Sąjungoje įsiliedavome, mes kaip tik tam žemesnį feodalinį lygį, kada gyvendavo tautos imperijose. Daug tautų vienų imperijų. Paskui atsirado moderni tautos sampratos, formavo modernios valstybės ir pagaliau, sakoma, atgavę nepriklausomybę, labai greitai mes jos atsisakėm. Ir vėl grįžom į dar vieną sojuzą, kuriame buvome. Kodėl tautinė valstybė man yra pats aukščiausia? Kad valstybė darniausiai funkcionuotų, kada valstybė, organizacija, bendrija kažkokia geriausiai funkcionuoja, kada yra savitarpio supratimo laipsnis didžiausias ir pasitikėjimas tarp ją sudarančių žmonių. Savitarpio supratimo laipsnis ir pasitikėjimas tarp tų piliečių. O juk tautinė valstybė kuo remiasi? Bendra tautinė tapatybė, ta pačia kalba, ta pačia istorija, kultūra, tradicija ta pačia aiški. Ir vieni kitus geriau supranta tie žmonės. Vieni jų kalba, ką rodo gimtoji kalba, ta pati. Žinot, svetima kalba tiek tų niuansų visokių, ir jumoras jau kitoks, tada jau jų ir supratimas, ir frazė kažkokia pasakyta nelabai taip, dalį tik tai kažkokį niuansą suprantami, daugumos nepasiektų dalykų. Tuo tarpu čia, reiškia, vieni kitus gerai supranta. Kai yra supratimas, tai gali būti ir pasitikėjimas didžiausias. O kur yra supratimas ir pasitikėjimas tarp valstybę sudarančių žmonių, valstybė veiks efektyviausiai. Pati efektyviausia veikimo forma yra. Ir mokesčių politikoje bendram labui bus kitaip, ir socialinės paramos srityje, ir aukosi žmonės dėl valstybės išlikimo krizių metu ir panašiai. Tik toks dalykas. Antras dalykas, kaip sako, demokratija. Tai demokratija nelygu. Aš manau, kad geriausias galimybės demokratijai turi būtent tautinė valstybė. Demokratijos pagrindas yra konstruktyvus dialogas. Ne kažkoks rinkimai, savivalda, dar kažkoks. Konstruktyvus dialogas tarp piliečių visuomenį. O kad vyktų konstruktyvus dialogas, pirmiausia reikalinga bendras kažkoks pradas, labai didelis patiesalas bendras. Ne tik, kad bendra valstybė, bet ir bendra kalba gimtoji. Bendra vertybinė sistema, net mentalitetas panašus. Įsivaizduojat, istorija ta pati, reiškia, istorinė patirtis. Reiškia, bendro žymiai daugiau negu skirtumų. Kitoj kokio imperijai ten daug daugiau skirtumų, jeigu mes, sakim, Tarybų Sąjungai gyvenant, paprasčiausiai, kas tarp mūsų kazachų bendra? Tai ir su tais pačiais estais. Vieną kitą tenai bendra kažkokia istorija, momentai, tai 100 metų tik bendros istorijos. Žodžiu, viskas. Vis tiek ir religija buvo kita, kitoks mentalitetas yra, ir kalbų šeima kita yra, jau grafinai, ne baltai. Kas bendra? Taip, paprasčiausiai. Tai va. O kur bendra tauta, bendra gimtoji kalba, tai aišku, bendrų dalykų labai daug. Tai ir susikalbėjimas žymiai bus geresnis. Sunkiau su tadžiku susikalbėsit, arba su iš Šri Lankos atvykusiu balto darbuotoju. Labai sunkiai pavyksta susikalbėti, ar ne? Ir dėl kalbos, ir dėl mentaliteto, ir kultūrinių, religinių, visokiausių skirtumų. Pas tautinį valstybį bendras pagrindas labai didelis yra. O kur konstruktyvus dialogas, ten gali diskutuoti apie idėjas geriau.
Plus nereikia konfliktuoti tarp skirtingų tautinių, religinių grupių, kurios atneša tik destabilizaciją valstybei ir panašiai. Trečias dalykas. Tautinė valstybė yra geriausiai realizuota savivalda ir suverenitetas šalies. Pats geriausias dalykas. Civilizacijos požiūriu ten savivalda ir suverenitetas, aišku, tai yra pažanga, vertybė. Juk tautinį valstybį valdžia priklauso saviems. Ne kažkokiems iš kažkur, tai labai toli, tai nesvetimai jėgai kažkokia, o pačiai tautai, tiem patiem. Ta pačia kalba kalbantiems, toj pačioj šaly užaugusiam, tą patį mentalitetą turintiems žmonėms. Ir kai jie patys valdo savo valstybę, turi bendrą likimą, bendrą istorinę patirtį, bendrą kultūrą, gali puoselėti tą valstybę, tą kultūras, tradicijas, kur globalioj kažkokioj galėtų išnykti. Pavyzdžiui, Europos Sąjungai mūsų tapatumas, mūsų kultūra, mūsų identitetas išnyks labai greitai. Jis nyksta. Jau dabar nyksta dideliais tempais. Šiausiai dar po 50 metų neliks čia nieko. Patikėkit. Nieko čia neliks. Reiškia. Bijau, kad net po 50 metų net nacionalinė gyventojų sudėtis bus lietuviai čia sudarys labai tokią mažumą. Nes labai sparčiai, jeigu toliau taip tęsis. Ketvirtas dalykas. Tautinė valstybė užtikrina patį geriausią administravimą valstybės. Nes lyginant su kažkom milžiniškom, heterogeniškom kažkokiam imperijam, kur sudaro daug tautų, skirtingų religijų, imkim tą pačią Europos Sąjungą. Kiek skirtingų kalbų, visas Babelio bokštas. Kalbinių požiūrių nieko bendro, nei su viena mes neturim. Truputį su latviais, bet vis tiek nesusikalbėsim. Reikia su latviu angliškai kalbėti. Vyresni rusiškai gali pasikalbėti, bet latviškai arba lietuviškai nesusikalbėsim su jais. O su kitais mes iš vis nieko neturim bendro, net kalbinių požiūrių. Religinių požiūrių, vieni liuteronai, kiti kalvinistai, treti pravoslavai, kokie nors graikai, kipriečiai, ar rumūnai, ar bulgarai. Dar musulmonų bus, Albanija į Europos Sąjungą atstoja, Bosnija nori įstoti, gal Kosovas kažkada ateityje. Tai yra musulmoniškas valstybės. Kas bendro? Istorinė patirtis, mes neturim jokios bendros istorinės patirties, nes mes niekada nebuvom viena valstybė visą Europą. Niekada nebuvom vienoj valstybei. Su Baltarusija buvom vienoj valstybei LDK laikais. Štais niekada. Kas bendra? Aš nežinau, kas skiria. Ekonominis čia nieko gero, aš pasakysiu, kad čia didesnis nuostolis. Didesnis nuostolis, reiškia, negu ekonominis, negu kad išlošėm. Nors įkalta dogma, kad mes labai išlošėm materialiai iš Europos Sąjungos. Kaip mes dabar gyvenam gerai, kaip mes gyventojom blogai, jeigu ne Europos Sąjungai. Tai va, grįžtant prie efektyvaus administravimo, reiškia, vidutinio dydžio tautinės valstybės lengviausiai valdomas ir administruojamas, patogiausiai. Be to jos gali geriausiai pritaikyti statymus žmonėm. Geriausiai švietimo sistemos gali prie konkrečių vietos žmonių poreikių. O kai yra skirtingos tautos, skirtingos religijos, skirtingos kažkokios grupuotės, istorinės patirtis tų žmonių, tai reikia vis tiek vieną standartą primesti, bet jis netitinka. Vieniems nelabai tenka, kitiems daugiau, tarkim, o čia visiems bendras. Taip, kad efektyviausia administruoti tokia valstybė. Penktas dalykas. Didžiausias psichologinis saugumas ir prasmės jausmas, būtent tautiniai valstybei. Žmogus biologiškai ir psichologiškai turi priklausyti tam tikrai grupiai, kuri yra didesnė už šeimą. Čia yra faktas, mokslinis faktas. Reiškia, jis turi, tada jis gerai jaučiasi. Bet, žiūrint, kokiai grupiai, juk geriau, kai ta valstybė yra grupė, bendruomenė, tam tikrai teisingai šalis. Bet jau geriau, kad tai yra tie patys žmonės, kad jie būtų pakankamai artimi ir suprantami, sakykime, su Bangladešo gyventojais ar kokiais Maroko arabais, valstybė. Įmanomas dalykas, bet nebus komfortiškas dalykas, geriausia su tais pačiais, ta pačia kalba kalbančias, tą patį tautinį identitetą turinčiais ir panašiai, tas pats mentalitetas.
Tai va, tautinė valstybė duoda ir prasmės jausmą tokį, nes labai gražiai sujungia tauta ta pati. Protėviai, sakykime, praeitis sujungta, dabartis, palikuonė ateitis, kad išsaugotas tautinės vertybės, perduot jiem kažkas. Tai labai, labai įdomus dalykas. Tai suteikia tokį tęstinumo jausmą, ilgalaikiškumo jausmą, kuris skatina kurti kažkokius ilgalaikius projektus, o ne vienai dienai. Ar ten kažkokius projektus, ar paminklus statyti, ar institucijas kažkokias formuoti, kurios gyvuos ilgiau negu individas. Mes numirsim po mūsų, kad egzistuotų. Tas tęstinumo jausmas. Šeštas dalykas. Tautinė valstybė garantuoja patį didžiausią politinį stabilumą. Nes kur daugiausia nestabilumų, konfliktų, pilietinių karų, kur skirtingos tautos, skirtingos religijos atsiranda. Yra etniniai, kultūriniai skirtumai, rasiniai skirtumai ir taip toliau, reiškia. O kai ta pati tauta, tautinė valstybė, etninėse ribose, tai mažėja kaip tik susipriešinimas mažas, pilietinių karų tikimybė beveik nulinis, nes identiteto klausimas tie patys. Gali pakonfliktuoti, bet ne iki karo, kaip ir šeimoje, žiūrėjau, pavaršiausiai. Šiandien mes esame visiškai kitoj padėtyje. Antitautiniai padėtį. Lietuva praradusi absoliučią dalį savo suverenitetą, absoliučią didžiąją dalį suverenitetą. Ir esminiuose dalykuose, kurie nurėmė, ar valstybė laisva ar ne. Ir man tai, žinot, šypsena kelia vasario 16, kovo 11, kaip mes dar atsimenam, kodėl mes laisvi. Apsigraibyk tu sapnę save, ar tu nemiegi, kur tu laisvas esi dabar. Tu laisvas tik tai genderistinėse ir tos pačios lyties santuokose, tu labai laisvas dabar. Daugiau tu jokios laisvės neturi. Kaip valstybė mes neturim jokios laisvės suverenitetą. Bet jau čia galima kartotis ir kartotis. Pavyzdžiui, Lietuvos valstybė praradusi savo teisinį suverenitetą yra. Svarbiausia teisinis suverenitetas. Nes ES teisės aktai, tai yra reglamentai, direktyvos, prieš Lietuvos įstatymus turi viršenybę. Ar žinote, kad ES išleidžia reglamentą ir jis automatiškai tampa Lietuvos teisinės sistemos privaloma dalim be Seimo patvirtinimo net? Nereikia nieko patvirtinti, viskas, tai išleido ir jau čia galioja. Neklausia mūsų, mes patvirtinsim, Seimas nepatvirtinsim, viskas. Čia mes laisvi vadinasi. Mes dar atsimenam, kodėl mes laisvi. Nezabūtkės ant raktos susiklijavę, džiaugiasi po balkonėliu stovėdami vasario 16. Dar įdomesnis, kad 2014 berods metais mūsų konstitucinis teismas Lietuvos suformavo doktriną, kuri ne tik, kad ES teisė turi viršenybę prieš mūsų įstatymus, net prieš konstituciją mūsų, bet narystė vakarų struktūrose nekvestionuojama tampa. Nes reiškia, kad tai yra demokratinės ir nepriklausomybės būtinas atributas vakarų struktūrų. Įsivaizduoju, jeigu tu prieš vakarų struktūrą sakai, kad mes būsim laisvi, tai tu prieš Lietuvos demokratiją ir nepriklausomybę automatiškai gaunasi. Įsivaizduojate, iki kokio nusigrybavimo mes priėjom. Kad vakarų struktūra, buvimas vakarų organizacijos yra konstitucinė vertybė. Jeigu tu sakai, ne, aš prieš Europos Sąjungą, tu prieš konstituciją Lietuvos eini. Įsivaizduojat, va taip dabar traktuojamas tas dalykas. Taigi, o tuo konstitucinis teismas apriboja tautos teisę ateityje savo pasirinkimą daryti. Tu nebegali daryti pasirinkimą, išeitų, tu prieš konstituciją negalėjai įstatymiškai. Įsivaizduoji? Tu pasakysi, kad gal mums geriau būtų dabar šiuo momentu išeiti ir padaryti liteksit ar dar kažką, tu prieš demokratiją, prieš nepriklausomybę, prieš konstituciją Lietuvos. Tai vienu žodžiu, valstybės priešas, tu dirbi Kremliui. Fantastika, ar ne? Gerai. Esminis dar valstybės suvereniteto pagrindas yra ekonominis, finansinis suverenitetas. Praradai ekonominį finansinį suverenitetą, tu gali vadintis ko nori, bet tu esi jau nebesavarankiška valstybė, o mes šito neturim. Ypač po euro įvedimo Lietuva prarado galimybę vykdyti savarankišką pinigų politiką. Dabar mūsų Lietuvos pinigų politiką kontroliuoja Europos centrinis bankas. Europos centrinis bankas nustato palūkanų normas, spėkite, kieno interesus atsižvelgdamas,
Į Lietuvos, Maltos ir Latvijos, ar ne būtinai? Ne. Į didžiųjų valstybių, Vokietijos ir Prancūzijos. Pagal jų interesus nustato. Pagal juos. Nes net yra ideologija tokia, jie yra ES ekonomikos lokomotyvas, tai lokomotyva čia kaip yra, buvo filmas toksai, sako, žinot, tu sako, aš gaujos smegenys esu, o smegenys turi gerai maitintis, jūs man neškit maistą, sakė. Tai va čia kažkas panašiai, Vokietija su Prancūzija, tai pasiduri. Tai va, kaip... Už tai infliacija didėja. Jūs pažiūrėkit, kokia infliacija Prancūzijai 0,8, Lietuvoje 3,1. Kodėl? Nes nusispėjo ten mūsų infliacijas, kad čia nuvertėja santaupos žmonėm, kad augo kaina, svarbiausia Vokietija, Prancūzija, kad ten gerai būtų. Lokomotyvui, kad gerai būtų. O kaip gerai, kad lokomotyvui ten maža infliacija, džiaugiamės, ar ne? Fantastika. Ne? Durnių ir bažnyčiai muša. Reiškia. Žinot, kad ES fiskalinės taisyklės griežtai apriboja Lietuvos galimybę pačiai skolintis, aplanuoti savo deficitinį biudžetą, savo nuožiūrą. Reiškia, ekonomika, finansai, šalies valdymas, ekonominis įtį pilnai atiduotas į svetimas rankas išorėje. Užsienio politika savo, ar mes turim savo užsienio politiką? Ne, ES yra užsienio politika, yra Kaja Kalasas, Estė, su tokiu nelabai protingu veidu moteriškė. Jinai viskas. Ten pasakys kokią politiką. Mes neformuojam. Mes tapom priklausomi nuo vakarų didžiųjų valstybių. Ir vakarietiško aljansų. Absoliučiai. ES užsienio politiką vėl formuoja tikrai ne Estija ir ne Kipras. Formuoja didžiosios valstybės. Visų pirma, Vokietija, Prancūzija. Reiškia. Formuoja pagal savo interesus. O mažos valstybės priverstos prisitaikyti prie tų interesų. Naudinga mum ar žalinga niekas pėstininko neklausė. Reikia pagal karalienį ir karalių ten stambės figūras saugot, kad jom būtų gerai. Šitoje sąjungoje. Tai va. Geriausiai iliustruotai Taivano atstovybės atidarimas. Jūs turbūt atsimenat, ar ne? Tai rodo, kad Lietuva yra tapusi didžiųjų galių žaidimų įkaitė. Pėstininkas, raiktelis. Kaip gražiai Landsbergis jaunesnysis pasakė, tuometinis užsienio reikalų ministras, paprašė užsienio reikalų ambasadą Amerikos paprašė, kad mes tą Taivano ambasadą priimtų. Jiems tai reikalinga buvo, negi dabar Amerika, atsakysi, mūsų saugumo garantas ir bla bla bla. Taigi mes žiūrim, kad ir mes dėl JAV interesų priversti aukoti savo verslo interesus. Patirti milžiniškus nuostolius. Su Kinija, kur visa gamyba pasaulyje, kur visi retieji metalai jos kontrolį ir taip toliau. Visos valstybės be jos jau nebeapsieina. Mes savo kirtam. Taigi mes esam satelitinė valstybė, o užsienio politiką diktuoja Vašingtonas arba Briuselis. Priklausomai kas kada ir kuris nugali. Ten jie tarp savęs tik susitartų. Dabar tarp jų konfliktas yra, dabar mūsų labai žiūri, kaip čia nei tiem, ne, kuris čia laimės. Ir tai va. Savo mes neturim politikos. Gynybos politika. Totalus suvereniteto praradimas. Visiška priklausomybė nuo vakarų, kuri riboja Lietuvos galimybės vykdyti nepriklausomą ir neutralią politiką balansuojant, kadangi didžiosios valstybės jos stumdosi tarpusavį su konkurentai, su Rusija ir Kinija, vakarų valstybės, ypač JAV ir kitos, reiškia, nori pasistumdyti paprasčiausiai. Ir mus naudoja šitam žaidime. Mums nėra intereso susipykti su Rusija ir Kinija, tapti Rusijos ir Kinijos priešais. Nėra jokio tikslo. Mes tik bloginam savo situaciją, ekonominę ir saugumo situaciją. Bet kodėl mes taip darom? Daug kas sako, kodėl negalim, nes mes jau priklausomi esam. Ir todėl, kas pirmas eina? Pėstininkas. Ir ką tu paukosi? Pėstininką. Pėstininko teritorijai. Tai va, kokias dalykas. Sienų kontrolė. Kažkada Trumpas yra pasakęs, valstybė, kuri nekontroliuoja savo sienų, yra ne valstybė mėšlas. Kam čia tinka, pagalvokite. Ar žinot, kad naujas ES migracijos ir prieglobsčio paktas yra atviras suvereniteto ribojimas? Lietuva priversta priimti migrantus pagal kvotas, jeigu ne, mokėti baudas, finansinės įmokas.
Įsivaizduojat, pasakė, tokią kvotą nustatėm, jūs priimsit, bet galite sumokėti baudą, pinigais atsipirkti. Ir viskas. Mes tik pasirinkti galime arba migrantai, arba pinigai susimokam. Nu, duodagi pasirinkimą kažkiek yra, nu, kiek laisvės turim. Suverenitetas čia vadinasi. Suverenitetas galiu priimti, galiu susmokėti už tai. Va, kokie mes laisvi. Mes atsimenam, kodėl mes laisvi. Tai koks įdomus dalykas. Reiškia, mes nebeturim teisės savarankiškai spręsti, kas gali patekti į šalies teritoriją, kas ne. Supranta, kad mes nekontroliuojam sienų. Mes laisvi. Mes neturim teisės kontroliuoti. Laisvą valstybę kontroliuoja. Šitos priimsim, kitos nepriimsim. Trumpas sakė, šitų meksikiečių nepriimsim. O va čia iš kažkur atvažiavo specialistai su investicijom. Sako, šitos priimsim naudingamų. O mes negalim. Pasakė, šiemet 100 Bangladešų. Arba 13 milijonų. Pasirinkit. Ir mūsų galvoja, gal sumokėsim 7 milijonus ir 150 tik tai Bangladešų priimsim. Galima taip? Galima, sako Uršulė. Laisvai. Kodėlgi ne, jūsgi laisvi. Fantastika, ar ne? Tarptautiniai įsipareigojimai ES teismai riboja galimybės, kai reikia taikyti išstūmimo politiką. Atsimenat, kaip gaujos plūdo per sieną. Ir mes tvėrėmės, stūmėm juos, kad neplūstų tos gaujos. Kaip mes gavom velnių nuo ES? Kaip šaukia komisarė. Atsime, neturim teisės. Kaip jūs čia dabar? Arba visi džiaugiamės, Schengen erdvė, važiuojame, įsivaizduoju, kaip gerai, dabar važiuojam Portugaliją, ar ne? Kaip gerai, paėmė ir važiuoji, be sienų, be nieko. Ir net nepagalvojam, kad lazda tai 2 galus turi. Ir tas galas, kuris skaudesnis, ilgesnis yra, negu meduolinis galas. Panaikinta vidaus sienų kontrolė. Tai reiškia, kad į Lietuvą gali atvažiuoti bet kas. Lietuva nekontroliuoja atvykstančių į savo šalį žmonių. Gali nusikaltėliai, gali kontrabandistai, gali nereikalingi žmonės. Kas nori. Ir kiek nori gali važiuoti iš ES. Kiek nori. Paims milijonas atvažiuos. Jeigu tik tai mes pakeliam savo pragyvenimo lygį, milijonas laisvai atvažiuoja iš ES. Jeigu tik tai pašalpas didesnis negu Belgijai kokio ar Nyderlandus pasirodo. Nedaug jei mes prasigyvenam. Nepavyks prasigyventi, iš karto atvažiuoja, rankas ištiesia, duok pašalpas. Ir mes norim pagyventi pas jūs gerai, iš karto. Turim arba blogai gyventi, skurdžiai, ir tada mūsų išvažiuos. Ar geriau atvažiuos tas pats? Vis tiek, bet kuriuo atveju demografinės šakės valstybė. Suprantat, kas yra? Dar vienas faktorius - priklausomybė nuo Frontex, pakrančio apsauga ES yra, jūrų pakrančio apsauga. Tai gali labai smarkiai nacionaliniams interesams prieštarauti, ypač krizių metu. Be mūsų leidimo, be atsiklausimo, ką nori mūsų teritorinėse vandenyse darys. Mokesčiai, dar vienas dalykas. Valstybė suvereni, kuri gali pati savo mokesčių nustatyti, kokių reikia. Taip. Ar žinote, kad Lietuva savarankiškai negali nustatyti PVM tarifo? Svarbiausias mokestis, ko ne? ES direktyvos nustato minimalų standartinį tarifą, ne mažiau 15%. Viskas. Be to dar griežtai apibrėžta prekių ir paslaugų sąrašas yra nustatyta, kuriam galima taikyti lengvatinius tarifus. Žodžiu, nieko mes labai nesprendžiam, viskas. Taip pat Lietuva privalo laikytis ES nustatytų minimalių akcizų tarifų alkoholiui, tabako, energetikos produktams. Nustatytas taip. Tai reiškia, kad Lietuva negali mažinti akcizų žemiau ES lygio. Net jei tai kenkia mūsų vartotojams ar verslui. Negalim. Tvarka. Nesgi mesgi laisvi. Fantastika, ar ne? Na, pavyzdžiui, pelno mokesčių tarifus taip nustato Lietuva pati, jau šiek tiek va turim laisvės, bet jį privalo įgyvendinti ES kovos su mokesčių valdymo direktyvas. O tai riboja mūsų teisę į specifinės mokesčių lengvatas, vėl mes jų neturime. Netgi turbūt teko, gal girdėjot, gaudama finansinę paramą, kurie taip džiaugiasi, duoda mums tos išmaltos gelmužnos vakarai. Taip,
gaudama tą paramą, paprasčiausiai, dažnai būna susieta su mokesčių reforma. Pavyzdžiui, iš kur čia buvo, atsimenat nekilnojamo turto mokestis. Duodam pinigus tiek ir tiek įskiriam, bet su sąlygais mokesčių reforma, nekilnojamo turtui didinant mokestį. Taip. Arba aplinkosaugos mokesčiai visokie. Iš kur čia? Duoda paramą, bet jūs turite šitą padaryti. Čia iš ten. Jų nebūtų. Ir viskas. Nu, kaip jie atsisakysi pinigų? Nu, tai per šitą jie valdo mūsų mokesčių sistemą. Bet to Europos teisingumo teismo sprendimai yra privalomi. O tai reiškia, jie turi teisę panaikinti Lietuvos mokesčių įstatymų nuostatas. Taip. Bet kokias nuostatas gali paimti ir panaikinti. Sakys, prieštarauja Europos Sąjungos teisė. Viskas. Laisva valstybė. Aš jau nebekalbu apie kultūrinį ir tautinio suvereniteto praradimas. Lietuviškos tradicijos, lietuviška tapatybė, tai nėra kūčios prie stalo, joninės ar užgavėnės su kaukėm. Čia 5-eilis, 10-eilis dalykas. Esminis pagrindas tautoje tai yra šeimos samprata, šeimos koncepcija. O kaip jie dabar keičia? Totaliai. Mirė žmogus dar prieš 30 metų prabustų ir vėl numirtų. Nepatikėtų, kad taip gali būti. Per Stambulo konvencijas, per Europos teismai sakė, reiškia, kad tos pačios lyties partnerystės privalomas visų Europos Sąjungai. Ir mūsų teismai tą patvirtina, turi kur dėsis. Tai griauna svarbiausia dalykai identiteto. Šeimos koncepcija, šeimos samprata. O tai dvasinio suvereniteto praradimas, kultūrinio suvereniteto civilizacinių ir vertybinių lygmenių, bet tas visas tarptautinės konvencijas, ES direktyvas, Lietuvai primetama labai svetima, ne tik tautiškumą, ne tik tai Dievo savoką iš viešo gyvenimo išstūmė. Europa laisvamaniška. Bet šeimos sampratą išstūmė. Pasakyk tu dabar viešai, kad šitie paradai tai yra juokinga tautų, ar dar pavadinga kažkokiu žodžiu. Pamatysi, kas bus. Iki ko dasigyvenam. Ir aišku, to klausimas aš neatsimenu, kaip ir man duoda dėl to neutralitetą. Reiškia, tai ką mes, jeigu būtumėm vieni, reiškia, kažkada žmogus sako, tai jausiai, tarpukariu buvom neutralūs patys. Ir kuo baigėsi viskas? Okupacija, 50 metų neturėjom nepriklausomybės ir taip toliau, vėl ant to paties. Čia žmonės taip neišmano istorijos, elementariausių dalykų. Ideologija taip supinusi vis ir žmonės nežino. Mes tarpukario Lietuvoje labai daug šnekėjom apie neutralitetą. Bet žinot, kada mes neutralitetą paskelbėm? 1939 metų, atrodo, rugsėjo mėnesį. Neutralitetą. Tai jau buvo palaiko viskas, jau pyragas pasidalintas. Vokietija seniai palaiko, kokie mes neutralūs. Ir aš dar nesuprantu, antras momentas, paskelbėm neutralitetą, bet tuo pat metu mes stiprinam Baltijos antantę. Čia neutralitetas, kas yra Baltijos antantė, tai karinis blokas. Čia neutralitetas. Dar įdomesnis dalykas. De facto mes neutralitetą priimam neutralitetą, patvirtinant, prezidentas atrodo spalio 24-25 pasirašo, kad Lietuva 1939 metais tampam neutralia valstybė. Nebuvom paskelbę neutraliteto, nebuvom. Oficialiai mes nebuvom neutralia valstybė. Paskelbė, ir čia pat įsileidžiam Tarybų Sąjungos karinės bazės. Tu de facto atsisakai neutraliteto, jeigu kitos valstybės karinės bazės tavo teritorijoje, tu nesi neutrali valstybė po perkūnais. Tai turbūt arklį turėtų būti aišku. Va, neutralitetas mūsų neišgelbėjo, tu ko, siūlai Vatikas, tu Kremliui dirbi. Fantastika, ne? Maniu. Bet to kitas dalykas. Joks alijansas tuo metu irgi nebūtų išgelbėjęs. Buvo tokia situacija, kai Europa pasidalinta dviejų imperijų, visa Europa pasidalinta dviejų galybių ir visi įstumta. Alijansas negelbės. Štai mūsų kaimynė, nelabai kokia kaimynė Lenkija, juk ji buvo alijanse.
karinės pagalbos sutartį su Prancūzija, Didžiąja Britanija. Nu ir kaip jai pasisekė, nepadėjo. Todėl aš sakau, ne todėl, kad mes buvom neutralūs, o todėl, kad per vėlai paskelbėm. Ir paskelbėm neutralitetą dar toliau mes nesąmonės darėm. Baltijos Atlantę kūrėm ir karinės bazės įsileidžiam. Va, kur problema buvo. Dabar pasižiūrėkit. Neutralios valstybės. Kokios buvo neutralios valstybės Europą? Aš žinau 3. Švedija, Šveicarija ir Airija. Kaip jiem antrą pasaulinį karą buvo koks nors Ribbentrop-Molotovo paktas ar kokio nors kitokio pakto? Buvo kas nors? Kodėl jie išgyveno? Šveicarija vidury, tarp milžiniško, tarp Italijos, tarp Vokietijos, sakykime, tarp Trečiojo Reicho, tarp Prancūzijos. Gyveno. Švedija, kas jie lietė? Neutralitetas paskelbtas. Kažkaip tai vat pavyko. A kodėl mums turėjo nepavykti? Jeigu mes būtum anksčiau tą padarę, 10, 15 metų, 20 metų anksčiau, tarptautiniu mastu paskelbė neutralus, viskas paprasčiausiai. Būtų apėję, tas pats būtų buvo. Ir ko čia dabar Europos Sąjunga dar? Ypač dar Europos Sąjunga gynyba. Alians, kuris kariuomenės neturi, dar apie NATO, nusakykim, taip. Europos Sąjunga apgins. Tik kad kariuomenės neturi. Europos Sąjunga neturi savo karinių pajėgų, su kuo jie apgins. Kas, Kaja Kallas atvažiuos, sakys, nelieskit. Aim. Apie ką? Šnekam. Tai vat paprasčiausiai. Bet to labai įdomus dalykai, reiškia. Labai įdomus dalykai. Neutralitetas, taip toliau, mes tik Europos Sąjungą gali apginti ir taip, būdamas tautų draugijai, Europos Sąjungos skambiausiai stiga. Lietuva grobykų jau nebijo, nes jau grobti nėra ką, ne? Tai man paaiškinkit paprastą dalyką, kaip Lietuva, nekalbėdama nie apie NATO, nie apie Europos Sąjungą, būtų absoliučiai laisva po 90, sakykim, taip? Po 90 metų, kada? Kaip jinai privertė rusus išvesti kariuomenę 92 metais? 3 divizijas. A mes net kariuomenės neturėjom. Kiekgi ten mūsų, ten juokas, nei apginkluota, nei ką. Nieko neturėjom. Nei institucijas neveikė dar. Privertė pripažinti Rusiją, kad pripažino mūsų nepriklausomybę. Rusija pripažino mūsų teritorinį vientisumą ir išvedė kariuomenę. Nereikėjo nei šaudyti, nei kariauti, nei dar kažko. Paėmė viskas išvedė. A mes ne NATO, be nieko. Kaip tai? Nu, nes mes tuo metu šnekėjom apie, kad mes neutralūs būsim tuo metu. Oficialiai šnekėjom. Juk tai veikia. Juk tai veikia. Ir dar kaip veikia tie dalykai. Dabar kitas tas argumentas, kad oi, kaip mes blogai gyventuom, jeigu ne Europos Sąjunga, pažiūrėkit, kaip Moldova kokia gyvena. Tai Moldova tu pažiūrėsi bet kurį istorijos etapą, jį visada blogai gyveno. Jį blogai gyveno sąjungai, nesąjungai, Bulgarija su Rumunija blogai gyveno iki sąjungos, blogai gyveno sąjungai. Ir ką? Ir nieko. O aš manau atvirkščiai. Jeigu mes nebūtume Europos Sąjungai, Lietuva gyventų geriau. Ir aš galiu argumentuoti savo šitos dalykus. Čia ne taip subjektyvus mąstymas, paprasčiausiai. Pirmiausia, Lietuva negali savo įstatymų kokiu nori dabar priimti, teisingai. Įstatymų viršenybė. Įstatymų viršenybė to, kad būtų Vokietijai gerai. Svarbiausias dalykas. Toks Europos Sąjungos ir tikslas. Dėl kogi Vokietija moka daugiausiai tą biudžetą? Kasgi mokėtų, jeigu tau neatsipirktų? Lietuva galėtų priimti pati savo įstatymus ir reglamentus, visiškai nereikėtų jų suderinti su Briuseliu ir galėtų lankščiai pritaikyti savo teisės aktus prie verslo, Lietuvos verslo poreikių. Ir tokius įstatymus, kad verslui Lietuvos būtų gerai, kad suktųsi ekonomika. Verslą gali sukti įstatymais, labai smarkiai. Įstatymų bazė. Tai labai svarbus dalykas verslui. Yra įstatymų bazė, paleisi verslą, nėra.
Tas labai svarbu. Dabar negalim tą daryti. Antras dalykas. Jeigu Lietuva neturėtų euro, turėtų savo centrinį banką veikiantį, jį galėtų devalvuoti arba stiprinti litą, atitinkamai pagal poreikius, kada reikia. Kada reikia, mes litą padarom pigų. Atpiginam, kada reikia, pabranginam. Ir taip galim skatinti savo eksportą, apsaugoti savo rinką nuo nereikalingo importo. Kokią naudą mes ekonomikai padarytum, ar ne? Trečia. Mes galėtum tada savarankiškai, ne Europos Sąjunga, bet mes savarankiškai galėtume dėrėtis dėl naudingų prekybos sutarčių su Kinija, su JAV ir su Rusija. Patys. Ne už mus, žinau, kad susidėra ne tai, kad mums būtų gerai, o tai mes galėtume patys. Be Europos Sąjungos muitų, be apribojimų ir galėtume orientuotis į specifinius Lietuvos interesus. Argi kokia nors ten Kaja Kalas ar Uršulė von der Leyen, dėrėdamas, jinai žiūris į tokios mažos valstybės kaip Lietuvos specifinius interesus, kažkokios tenai pramonininkų, kažkokios tenai triušių augintojų asociacijos interesus. Tokio nepamatysi 450 milijonų imperijai tokios Lietuvos. Lietuvos valdžia galėtų tai daryti, kaip būtent patys. Taip. Ketvirta. Laisvas asmenų judėjimas. Čia visi labai gyrė paprasčiausiai. O juk tai ką jis atnešė? Gal atskiram žmogui kažkam, bet jeigu pimti valstybės ir tautos požiūrių, tai atnešė masinį proto nutekėjimą ir dabar darbo jėgos nutekėjimą milijonas. Darbo jėgos dabar šiek tiek sumažėjo nutekėjimas, bet protų įsivyksta, dar intensyvėja tas dalykas. Specialistai geriausi, talentai geriausi, reiškia, ir mąstantys žmonės, žinoma, kur yra biedna, toj pačioj imperijai, toj pačioj sąjungai yra biedna valstybė ir yra turtingas kažkoks blogas. Tai žinoma, kad kažkoks specialistas važiuos ten, kuris 2-3 kartus geriau uždirbs, kuriam perspektyvos geresnės. Tai neišvengiamas procesas. Ir va šitas laisvas asmenų judėjimas atvedė, netgi pagal valstybės duomenų agentūros statistiką, reiškia, tai yra pati didžiausia problema. Mes išmirštam. Mūsų neliks, mes dar išvažiuojam, dabar žiūrėkit. Šiemet gimė, praeitais metais gimė 17 400 kažkiek vaikų. Prieš 2 metus gimė 20 000. O 1989 gimė 56 000. Suprantat, kaip eina? O dar išvažiuoja. Ir įvažiuoja ne mūsų tautybės žmonės. Suprantat, kas vyksta? Grabas. Amen. Ar dar atsimenat, kad kodėl mes laisvi? Ar turit namuose nezabūtkę? Įsikelti. Turėkit, būtinai po balkonėlį reiks pastovėti per vasario 16. Patriarchas pakalbės, kažką pasakys. Blogis yra Rusija. Nu ne. Visi šitie, kurie įtempė į Europos Sąjungą, kuo jūs skirietės nuo Salomėjos Nėries, Cvirkos, Adamauskio? Venstovas, Saulės vežėjų tų. Tie blogi, šitie saulės vežėjai geri? Arba visus saulės vežėjus grįžiaus, arba visus priima, visi šaunuoliai. Tai apsispręskim pagaliau. Ar kelnę susidėti, ar kryželį nusimti. Čia anekdotas toks. Apie žydiškas. Vienas žydas priėmė krikščionybę. Nu, nieko, šeštadienį, pastaigų šeštadienį, sekmadienį visi žydai kaip pirti, ir jis ateina irgi pirti, bet jau kryželį užsikabinės, kažkaip žydai visi nustoja, tyli, nebekalba, tyli, pagaliau vienas seniausias sako, žinai ką sako, tu arba kelnę susidėk, arba kryželį nusimk. Tai va, čia tas pats, reiškia. Toliau, reiškia, Lietuvai nereikėtų mokėti narystės mokesčio. Dabar žinot, kiek mokam? 880 milijonų eurų mokam, metam. Mes labai džiaugiamės, oi, duoda Europą. Bet labai per daug nekalba per tai, kad mes 880 milijonų eurų duodam kasmet. Ir tas mokestis dar bus didinimas. Į Europos Sąjungos biudžetą. Tos išmokos, tos, kaip aš vadinu, jelmužnos, jos pasibaigs.
o mokestis į biudžetą liks. Metai eina, tada sumokėjom jau tiek pat bus, kiek gavom, paskui daugiau permokėt, daugiau. Ir permokėsim, o juk tokia suma didžiulė suma, žinot. Juk tai galima būtų nukreipti ar į sveikatos apsaugą, yra kur, ne, kaip yra, ar į švietimo apsaugą, ar pagaliau į gynybą. Fantastika. Naikintuvas F-16 naujas. Kaip jums pasakyti, nuliovas dažais kvepiantis. Naikintuvas F-16. Ar ne? 60 milijonų eurų kainuoja. Padalinkit iš 80, kiek jų išeitų per metus. Ir dabar, ispanai saugo, vengrai turiniai pasaugo, kaip gerai, kad jie mums saugo. Palaukit, iš vis, pažiūrėkit, oficiali statistika, 1,5 milijardo Lietuvos valstybė Ukrainai atidavė. Naikintuvą 60 milijonų, 25 naikintuvų parką per metus turėtų. Ne per metus, per šitą, va, kiek atidavė Ukrainai. Ir tada pagaliau mums saugo kažkas NATO, Zoknioro bazė, turi naikintuvų, mūsų erdvė. Nedavė būtų Ukraina turėję 25 naikintuvus, o normaliai, ne, kaip tokia valstybė. Paprastas dalykas. Tai va, toliau, būdama ES narė, Lietuva privalo laikytis tokių taisyklių bendrų, kurios, pavyzdžiui, migracijos paktas. Taip, ir nebūdama ES narė, Lietuva galėtų savarankiškai pati spręsti, įsileisti, neįsileisti. Jeigu įsileisti, kiek įsileisti, ką įsileisti, ar ne? Naudingas žmogus, su kapitalu, su žiniom, su informacija, ne. Picos išvežiotojas, nekalbantis lietuviškai. Nereikia. Taip, kam čia, kad dempinguotų atlyginimus. O dabar mes turim solidarumo įmoką mokėti. Kitaip tariant, baudą už tai, kad jeigu nepriimsi migrantų kvotų. Nu. Arba priimti nereikalingų žmonės, kurie bus nuostolius. Toliau, ES. Žinot, kad taiko labai griežtus aplinkosaugos reikalavimus. Paskui kokybės standartai reikalavimai, beprotybės. Pavyzdžiui, dėl pesticidų naudojimą, gyvūnų gerovės, ten suprantate, ten kiauliai tvirtai fotelis bus to ar dar kažkas. O juk tai didina vietos produkcijos savikainą visas šitas malonumas. Taip, taip. Brangina mum maistą, mums vietiniams, ir mūsų žemės ūkio produkcija tampa nekonkurencinga trečiosios šalyse, nes jį per brangiai. Brangina šitas. Tai nuostolis. Žinot, kiek mes patiriam. Toliau. Kitas dalykas. ES reikalavimus harmonizuoti mokesčius, maždaug priderinti prie visos bendrijos tos mokesčius. Taip. Ar be ES priežiūros Lietuva galėtų tvarkyti, taikyti mažus mokesčius ir didinti savo ekonomikos konkurencingumą. A negali, nustatyti tau mokesčiai tokie. Pavyzdžiui, cigaretėm tokie mokesčiai, nes priversti kontrabandą kentėti. Balionais, ne balionais, visais būdais, tau, kai toks kainų skirtumas tau ne balionų, tai prasika su kurmiu per žemę, per sieną. Ir praeis visas sienas, visas kaščiunkės, tas vėlas vadinamas ir kurnuonis toks, pavyzdžiui. Mes negalim reguliuoti mokesčių šitų kainų. Akcizas yra. Taip. Toliau. ES kada turi dar vieną išmonę – žaliasis kursas. Be šitos nesąmonės Lietuva galėtų naudoti pigesnį iškastinį kurą. Automatiškai kainas mažinti. Ir produkcija konkurencingesnė būtų. Įsivaizduojate? Ir šildytume anglėm. Tai būtų pats pigiausias šildymas. Pigiau už biokurą. Dabar biokūras pats pigiausias šildymas. Tada būtų pigiausias pigiau už biokurą. Dabar, kokias sąskaitas ir taip toliau. Slava Evropė. Nutusas, pasidžiaukit. Buvot už miltelius, balsavot, džiaukitės dabar. Šildymo kainam ar dar kažkuo. Bet tai renovuosim ir ta šiluma neišeis. Gerai, mokėk. Žmogui turbūt per gyvenimą neatsipirks ta renovacija. Turbūt. Vaikam gal, anūkam. Bet pačiam žmogui neatsipirks. Mokėkit, patenkinti. Turit laisvę teisę pasimti paskolą iš banko. Normalius procentus. Viskas. Toliau.
Turėdami savo sienų kontrolę, mes per muitus galėtume savo gamintojus ir vartotojus saugoti. Produkcija, kuri sunaikins mūsų gamintojus verslą, teks uždaryti. Mes jūs nesileidžiam per muitus, uždėję muitus tokius ir viskas. Neįna. Net kaip Trumpas žaidžia. Puikiausiai savo produkciją galėtume. Tokie dalykai būtų. Dabar negalim to daryti. Tai viską šitą susumavus, aš jau nekalbu, kas padaryta, kad ne tik bendras asmenų judėjimas, bendras paslaugų, verslo judėjimas yra. Vakarų verslo gigantai paėmė mūsų rinką. Mūsų rinka paimta. Dominuoja vakarų kapitalas. Bankai, prekybos tinklai, visai eilė dalykų. Ką tai reiškia? Tai reiškia pelnas, pinigai, kurie patiria, jiegi nelieka Lietuvoje, išvažiuoja į centrą. Kokia prancūzės įmonė įsivežė tuos pinigus, čia surinko, Skandinavijos bankas įsivežė. Tai va viską susumavus, net prie visų tų išmokų, mes einam į nuostolį, į minusą, lietuviškai sakė. Tautinė valstybė yra geriausia. Bet šiandien tas dalykas marginalizuotas, jeigu tu pasakysi, kad tu už absoliutų suverenitetą ir laisvę, tu Maskvai dirbi. Čia yra fantastika. Logika tobula. Jeigu pasakysi jo, kad už ES federalizaciją, kaip Kubilius sako, aš pusiau federalistas ES. Patriotas, ar ne? Fantastika, pralietuviškas žmogus. Bet jeigu pasakysi, kad Lietuva turėtų būti laisva ir suvereni, tu Maskvai dirbi. Kaip atvykėlis atėjūnas, Johan Ohmanas, sakė, tik vatnikai lietuviškas vėliavas kelia. Normalus žmonės Ukrainos vėliavas kelia. Įsivaizduojat, vatnikas, jeigu tu lietuvišką vėliavą keli, Vaiki kodise gyveno 35 ten, taip vadinamas nepriklausomybės metais. Apie ką čia šneka?